Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir aš, mama Ledo karalienė šį kartą. Na, o pasaka, kurią išgirsite, yra apie aukso paukštį. Kitados gyveno karalius, kurio rūmus supo gražiausias sodas pasaulyje. O tame sode augo aukso obuolius vedanti obelis, kuria be jokios abejonės karalius labai didžiavosi. Vos tik obuoliai pradėjo nokti, jis iš karto ėmė juos kasryt skaičiuoti ir pastebėjo, kad kiekvieną dieną dingsta po vieną aukso obuolį. Susirūpino karalius ir nusprendė prie obels kasnakt statyti sargybą. Dieną naktį prie medžio budėjo sargai, bet niekas nesugebėjo suimti vagišiaus. Turėjo karalius ir 3 sūnus, todėl ir juos išsiuntė iš eilės saugoti obels su auksiniais obuoliais. Pirmiausia ėjo vyriausiasis sūnus, bet vidurnaktį suimtas miego užsnūdo ir nepamatė, kasgi nuskynė dar vieną aukso obuolį. Kitą naktį sargauti ėjo vidurinysis sūnus, tačiau ir šis užmigo ir nepamatė vagišiaus. Na, pagaliau atėjo eilė jauniausiam sūnui. Pasiėmė jį šautuvą, o vietoj šovinio užtaisė jį žirniais, kad galėtų vagišių išties pagąsdinti. Atėjus laikui, atsistojo vaikinas po medžiu ir trūks plyš stengėsi viso naktį neužmigti. Ir ką jūs galvojate? Vidury nakties jis pamatė link medžio skrendant didžiulį aukso spalvos paukštį. Nutūpė tas ant medžio ir pradėjo lesti vieną obuolių. To jaunėlis tik tai ir laukė. Pasiėmė ranką šautuvą, nusitaikė ir kad šovė. Nubaidytas paukštis metė obuolį ir nuskrido. Tačiau jaunuolis buvo taiklus. Pataikė į paukštį. Tad jisai šiek tiek sužalotas pametė 3 aukso spalvos plunksnas. Išaušus rytui jaunuolis pasiėmė tas plunksnas ir nubėgo pas karalių tėvą parodyti, kasgi vagia obuolius. Karalius buvo sužavėtas tų 3 aukso plunksnų ir garsiai tarė: tas, kuris pagaus man aukso paukštį, taps karaliumi vietoj manęs. Vyriausiasis sūnus iš karto susidomėjo tėvo pasiūlymu. Todėl pirmas išėjo aukso paukščio ieškoti. Pasiėmė duonos, šautuvą ir patraukė girion manydamas, kad jau kur, bet miške tikrai suras aukso paukštį. Išvaikščiojo girę skersai, išilgai, bet paukščio taip ir nerado. Kiek paėjęs išalko. Nubalnojo savo žirgą, prisėdo pamiškėje, na ir išsitraukė duonos kepalėlį bei ėmė valgyti. Staiga iš miško tankmės išdrimblino didžiulis, masyvus lokys. Priėjo prie jaunuolio ir tarė: aš alkanas, pasidalink maistu su manimi. Vyriausiasis sūnus įsiuto ir sušuko: gal pačiam mane užteks, dar su tavimi dalysiuosi, dink iš akių. Nutiks tau nelaimė, ilgai laukti nereikės, sušuko jam atgal lokys ir dingo miške. Pasisotinęs karalaitis pasibalnojo žirgą ir nujojo savo. Kaip lokys sakė, taip ir nutiko. Pakliuvo karaliaus sūnus į plėšikų rankas. Viską iš jo atėmė, visus pinigus ir netgi žirgą. Atsiklaupė jaunuolis ir pradėjo maldauti jį gyvą paleisti. Plėšikai pasakė, gyvą paliksė tik jei jis tapsės plėšiku. Nori, nenori, jaunuolis turėjo sutikti. Praėjo metai ir 1 diena, o apie vyriausiąjį sūnų karalius jokios žinios nesulaukė. Pasišovė tada antrasis sūnus eiti aukso paukščio ieškoti ir brolį surasti. Išleido karalius sūnų, bet prieš tai liepė pažadėti, kad po metų sugrįž su paukščiu ar be jo, bet kuriuo atveju. Davė tėvas ir jam duonos, pasibalnojo žirgą ir nujojo antrasis sūnus tuo pačiu keliu kaip ir prieš tai jo brolis. Ilgai ieškojo paukščio, tačiau nerado, todėl prisėdo pamiškėj užkasti. Ir vėl lokys tas pats išlindo iš miško ir paprašė duoną pasidalyti. Bet ir antrasis sūnus ėmė tyčiotis: tau tik miške ir ieškoti maisto, eik šalin. Nutiks ir tau nelaimė, ilgai laukti nereikės, suriaumojo lokys ir nusliūkino. Ir antrasis sūnus pakliuvo į plėšikų rankas ir tapo vienu iš jų. Prabėgo dar 1 metai ir diena, ir antrasis sūnus buvo dingęs kaip į vandenį.
Ėmė jaunėlis prašyti, kad išleistų ir jį paukščio ieškoti. Karalius tarė sūnui: "Du mano vaikai pradingo, nenoriu ir tavęs prarasti." Bet karalaitis tol lindo tėvui į akis, kol šis galiausiai nusileido ir sutiko. Gavo jaunėlis duonos, pinigų ir pasibalnojęs žirgą tuo pačiu keliu, kaip ir pirmi jo du broliai, išjojo aukso paukščio ieškoti. Kaip ir broliai, jis paukščio miške aišku nerado. Išjojo jaunėlis į pamiškę, buvo pavargęs, taigi prisėdo užkąsti. Susirado žalią pievelę, nubalnojo žirgą, išsitraukė duonos ir ėmė ją valgyti. Na ir aišku, kaip ir pirmus du kartus, iš miško išlindo didžiulis baisus lokys. "Esu alkanas, pasidalyk duoną su manimi." Jaunėlis buvo geraširdis. Todėl atsakė: "Valgyk kiek tik tai nori." Tačiau lokui neužteko duonos kepalo, todėl jis tarė karalaičiui: "Duok man ir žirgą, nes aš vis dar alkanas." Atsiduso karalaitis: "Man negaila žirgo, bet kaip aš toliau josiu?" "Sėsk ant nugaros, keliausim kartu," pasiūlė lokys. "Bet iš manęs visi juoksis," sunerimo karalaitis. Tačiau lokys jį nuramino ir pasakė, kad nuneš ten, kur jis ras, ko ieško. Jaunikaitis pagalvojo, jei žino, ko ieškau, tai žino ir kur ieškoti. Sutiko, atidavė žirgą, atsisėdo lokiui ant pečių ir abu iškeliavo paukščio ieškoti. Pakeliui lokys liepė karalaičiui nuskinti vienmetę riešutmedžio šakelę. Jaunikaitis pakluso, traukė juodu keliu ir priartėjo prie pilkų, didžiulių aukštų uolų. O tose olose gyveno visas pulkas aukso paukščių ir visi jie saugomi auksiniuose narveliuose. "Mostelk šakele, uola ims ir atsivers. Grieb paukštį, kuris pats pirmas atskris tau į rankas. Jei ilgai rinksies, pabus sargyba ir suims tave," tarė lokys. Karalaitis nulipo lokiui nuo pečių, mostelėjo riešutmedžio šakele ir įėjo į uolos gilumą, vos jinai atsivėrė. Ten ant uolėtų sienų kabėjo daugybė aukso narvelių, o juose aukso paukščiai. Stebėjosi jaunikaitis ir negalėjo nuo jų atitraukti akių. Šitoks paukščių grožis. Žiūrėjo susižavėjęs ir pamiršęs lokio patarimą, ėjo vis gilyn ir gilyn į uolos ertmę, kol išvydo patį gražiausią ir patį didžiausią aukso paukštį. Nukabino nuo sienos narvelį ir jau norėjo sprukti. Tačiau tada pabudo sargybiniai, sučiupo karalaitį ir ėmė kamantinėti, kam jis norėjęs vogti aukso paukštį. Nuo mažens jaunėlis buvo pratintas nemeluoti, todėl papasakojo visą visutėlę tiesą. Sargybiniai išklausė ir tarė: "Padovanosime tau aukso paukštį, jei atvesi mums žirgą, greitesnį už vėją, tokį, kuriam už 7 marių, už 7 kalvų nėra lygių." Neturi jaunikaitis kur dingti, nori žūtbūt gauti aukso paukštį, juk tėvui pažadėjo. Todėl pažadėjo prašytą žirgą atvesti. Grįžo pas lokį nuliūdęs ir jam viską papasakojo. "Kodėl manęs neklausei?" suriaumojo lokys. "Juk sakiau, griebk patį pirmą paukštį, kuris atskris į rankas." "Na gerai, žinau, kur galima rasti tokį žirgą, kuriom nėra lygių ir kurio iš tavęs reikalauja sargybiniai. Nuo šiol klausyk įdėmiai ir daryk kaip liepsiu. Nuskink dar vieną vienmetę riešutmedžio šakelę. Sėsk man ant pečių ir pagalvok, kad norėtum atsidurti ten, kur žirgas greitesnis už vėją, kuriam už 7 marių, 7 kalvų nėra lygių." Jaunikaitis padarė kaip liepta, nuskynė riešutmedžio šakelę, atsisėdo lokiui ant nugaros ir panoro atsidurti toje vietoje, kur rastų reikiamą žirgą. Atsidūrė jiedu prie aukštų uolų, samanomis apaugusių. Lokys ir vėl pamokė: "Mostelk šakele ir uola atsivers. Ten išvysi didžiulę bandą arklių. Nieko nelauk ir griebk tą, kuris pirmas prie tavęs prieis. Kitaip pabus sargyba ir suims tave." Karalaitis mostelėjo riešutmedžio šakele ir įėjo į atsivėrusią uolą. O ten banda nuostabiausių žirgų, vienas už kitą gražesnių. Apraibo karalaičiui akys, kad net lokio pamokymus pamiršo.
Ir aišku, kaip ir pirmą kartą, sargyba atsibudo, jį sulaikė, tačiau jis buvo atviraširdis, nuoširdus ir papasakojo visą istoriją. Išklausiusi sargybą, pažadėjo jam padovanoti eikliausią žirgą, jeigu šis mainais atves jūros karalaitę. Sutiko vaikinas ir vėl grįžo liūdnas pas Lokį. O šis ir vėl paklausė, kodėl manęs neklausei, juk sakiau išvesti pirmą pasitaikiusi žirgą. Bet padėsiu tau ir trečią kartą. Žinau, kaip rasti jūros karalaitę. Visų pirma, nueik į miestą ir nusipirk mugėje įvairių niekučių. Tada keliauk į pajūrį jų pardavinėti. Prieis prie tavęs 3 jūros karalaitės. Pradės derėtis. Nusileis tik tai, kuri labiausiai tau patiks. O atsisveikindamas, paduok į ranką. Kai tik jūsų rankos susijungs, pagalvok, kad norėtum atsidurti ten, kur arklių banda. Ir atsidursi. Viską karalaitis padarė, kaip Lokio patartas. Prisipirko blizgučių ir nuėjęs prie jūros pamatė 3 gražuolės. Vieną už kitą dailesnes. Pradėjo merginos su juo dėl niekučių dėrėtis. Bet nusileido jaunikaitis tik gražiausiai ir atsisveikindamas padavė jai ranką, kai buvo pamokęs Lokys. Panoro atsidurti ten, kur arkliai. Nespėjo net mirktelti, atsidūrė prie olos, kur buvo arklių banda. Sargybiniai negalėjo atsistebėti merginos grožiu, todėl atidavė jaunikaičiui arklį, kaip ir buvo žadėję. Karalaitis pasibalnojo žirgą, padavė gražuolį ranką ir pagalvojo, norėčiau su gražiaja karalaite ir arkliu atsidurti ten, kur aukso paukščiai. Ir akimirksniu visi atsidūrė prie uolos, kur narvuose gyveno aukso paukščiai. Sargybiniai nudžiugo, jie juk pamatė ne tik karalaitį su eikliu žirgu, bet ir karalaitę. Taigi iš karto atnešė patį įspūdingiausią aukso paukštį. Vos tik pamatęs ir paėmęs rankas narvą, jaunikaitis, kaip mokytas Lokio, pagalvojo, norėčiau atsidurti su žirgu, aukso paukščiu ir mergina tiesiai prie Lokio. Ir bemaž taip ir nutiko. Dabar turi viską, ko pageidavai. Tavęs laukia susitikimas, tarė karalaičiui Lokys. Tik nepirk nuo kartuvių mėsos, įspėjo. Ir išjojo jaunikaitis su karalaitė ir aukso paukščiu, po kurio laiko pasiekė miesto aikštę, pilną šūkaujančių žmonių. Karalaitis sužinojo, kad greit čia bus kariami 2 plėšikai. Prijojęs arčiau pažino savo brolius. Paklausė jaunikaitis, kaip jis galėtų plėšikus išvaduoti, o žmonės atsakė, juos išgelbėtum, jei užmokėtum tiek, kiek jie pavogė. Taigi nė nedvejojęs, jaunėlis sumokėjo, kiek buvo prašyta ir išgelbėjo broliams gyvybės. Tačiau šie nejautė dėkingumo ir sužinoję, kokius turtus užsitarnavo jų brolis, nusprendė juos pasisavinti. Sumušė jauniausiai brolį ir pasiėmė žirgą, mergelę bei aukso paukštį grįžo namo. Apsidžiaugė karalius, tačiau žirgas nieko neėdė, paukštis negiedojo, o karalaitė visą laiką tik sėdėjo ir verkė. Jaunėlis nors ir buvo sužalotas, tačiau nežuvo, liko gyvas. Išgelbėjo jį gauruotasis Lokys, atnešė gydomąją šaknį, sutrynė ją, o išsiskyrusias sultės sugirdė jaunikaičiui, kuris greitai stebuklingai pagijo. Pasveiko karalaitis ir, kaip ir pirmi 2 broliai, grįžo namo. Vilkėjo jis suplyšusius drabužius, purvinus batus, todėl niekas jo nepažino. Bet aukso paukštis ėmė gieduoti, žirgas pradėjo ėsti, o karalaitė nustojo verkti ir pradėjo šypsotis. Nesuprato karalius, kasgi pasikeitė, kol karalaitė, nepabijojusi vyresniųjų sūnų grasinimų, viską ėmė ir papasakojo karaliui. Pažino karalius savo jauniausiąjį sūnų ir stipriai jį apkabino. Nusigando vyresnieji broliai ir pabėgo iš karalystės, o jaunėlis vedė gražiąją jūros karalaitę ir tapo tėvo įpėdiniu. Juodu gražiai ir laimingai gyveno ilgai, kasmet nuo obels skindami aukso obuolius, o aukso paukštis jiems giedodavo pačias gražiausias giesmes. Tiek pasako šį kartą. Na, o visus matančius mūsų pasakas, sekančius įvaizdžius noriu pakviesti prenumeruoti Gyvos pasakos kanalą YouTube, sekti mūsų profilių socialiniuose tinkluose, siūlyti įvaizdžius, kuriuos norėtumėte pamatyti, na ir taip prisidėti prie mūsų kuriamo darbo. Ačiū ir iki kitų pasakų.
Gyvos pasakos.